Gerą dieną visiems, sveikinamės iš Jonavos miesto, šio miesto sporto arenos. Čia laukia dar vienerios futsalo lygos rungtynės. Trečioji šiame sezone, dėl šios priežasties praleidžia rungtynės iki to, kas praleidžia rungtynės, pereisime, bet dabar Šarūnas Činikas muša įvartį, Kėdainių komandos žaidėjas. Činikas, jos smūgis ir 2-0 Jukno uždaro šią situaciją. Šarūnas Činikas, dar kartelį šis epizodas ir Jukno kyšteli koją, žaidžia pakankamai padrikai ir Martas Vaitkevičius gelbėjo komandą, bet galiausiai Paulo Barbosa ir prisižaidė Kėdainių. Iš pradžių Martas Vaitkevičius dar gelbėjo, bet vis tiek galiausiai Paulo Barbosa štai čia. Jonavos komandoje, aišku, tų lyderių yra ir daugiau, reikia laiko įsivažiuoti Renanui, o Kelvinas Alvesas yra tas ketvirtasis žmogus Vikingų komandoje, kuriam pavyksta pirmojo mačo pusėje. Ir dar vienas įvartis, Paulo Barbosa tampa tuo pirmuoju su bent dviem tiksliais smūgiais. Situaciją jie neturėjo. Evaldas Kugys ir įvartis. Kėdainių komanda muša ir muša Kugys, ketvirtas jo sezono. Vikingų ataka, Činikas, Osauskas su Činiku, labai gražu. Vienas kitam perdamais pavaišina Vikingai. Ir galiausiai Pavėrius galiausiai buvo suklydęs, kamuolį Vikingai susigrąžino ir Kelvinas Alvesas nepalieka jokių variantų Martui Vaitkevičiui. Antrasis ir Kelvinas praranda kamuolį. Kėdainių komandos atsakymas, Titiniukas. Jo perdamas Evaldas Kugys. Kam jam pavyksta mušti tuos įvarčius. Evaldas Kugys pasižymi po Titiniuko. Kugys. Jo smūgis ir hetrikas Evaldas Kugys. Turime ir hetriką. Netoks dažnas reiškinys futsalo lygoje. Ypač kai... Renanas per visą aikštę. Renanas su Jukno, graži ataka ir aštuntasis Vikingų įvartis. Rezultatyviausias sezono rungtynės Renanas. Štai čia per visą aikštę ir pasižiūrėkime Jukno perdamą. Gražu. Vasiljevas Jukno. Vienas pats, labai lengvai, dar vienas rezultatyvus perdamas. Paulius Osauskas taip pat pasižymi. Na, čia jau visko labai lengvai Jukno padarė, suklaidindamas ir Petrėną. Ir taip ir baigėsi šios rungtynės. Galima pasveikinti Jonavos komandą su pergale 9-3, rezultatyviausios šio sezono rungtynės. Baigėsi rungtynės, šiandien ko gero galima pasidžiaugti Evaldo Kugio hetriku. Nedažnas atvejis, kai pralaimėjusioje komandoje yra žaidėjas su hetriku. Na, tai turbūt ir būtų toks vienas iš pozityvų šiandien, kad Evaldas, vadinkim, labiau pradėjo sportuoti, judėti asmeniškai dar. Tas rezultatas, tai sakau tik, tai toks vienas pozityvas. 3 įmušėm, praleidom, bet kaip treniruojamės, turbūt taip ir žaidžiam. Tai matot, šiandien turėjom namuose žaisti, bet namuose nežaidžiam, nes neturim salės. Vėl viskas susideda, sakau, mes šiais metais sprendžiam kitas problemas, ne aikštėje, o sprendžiam visai kitokias, kas vyksta aplinkui. Tai labai viskas atsiliepia ir aikšteliai, dėl to šie metai tokie, vadinkim, tragiški. Įmanoma viską išsispręsti ir galbūt aikštė dar vieną kitą ar varžovą nuskriaus, nes dabar galvoti apie aukštesnę vietą sudėtinga, bet galima kažkam tokią ir kiaulę pakišti. Nu tai turbūt ir likę tie tokie tikslai, dabar mes jau žengiam į rungtynės, kaip sakant, pradžiai įmušti, o paskui gal kažką tai dar pasigauti, nepraleisti. Džiaugiuosi, kad vis dar susirenkam, kovojam, judam, bet sakau, pozityvo mažai šis metas. Ir Ugnius prisijungia prie komandos. Tai va, tai džiugu, vadinkim, kad atsiranda jaunimo norinčio, kurį galim truputį apšaudyti, vadinkim taip, kurie dar galbūt ateityje dar žais kažkur aukščiau, tai prisijungia Ugnius, prijungsim gal dar kelis, vadinkim, turim tokį perėjimo langą, gal dar keli žaidėjai prisijungs, pasistiprinsim. Ir kaip jūs sakot, gal kažkam ir tą kiaulę pakeišim.